čia irgi stovi. Labas vakaras. Sakyk, pirmas paskutinis žaidžias paskutinis ir nuo stalo. Nuo stalo? Kėdauju. Sakyk, kaip pasiruošimas varžyboms su Prancūzija? Nu kaip, reikalaujam iš savęs daug koncentracijos ir susikaupimo ir bandėm išsiaiškinti ir bandysim atimti jų stipriasias pusės ir bandysim sustabdyti pagrindinį žaidėją ir norėtume žaisti gerą gynybą, gerai gintis ir žaisti savo žaidimą. Ar jau aišku, kam teks bandyti apsiginti nuo kokio parketo ataką? Aš manau, visiems teks po truputėlį. Kartais būna išsikeiti, kartais tam tikrą situaciją, ar baudų žaidėjas prisirinkęs, manau, daugam teks. Iš esmės daugelis įvadina tiesiog nesustabdomų žaidėjų. Taip pat, manau, ir įmanomas galų gale, jeigu ne individualiai, tai komandinimas pasaulio. Ja, nu tai jisai iš tikrųjų yra vienas iš geriausių žaidėjų ir tikrai žaidžia gerai ir komanda žaidžia ant jo, tačiau stengsimės. Jis tikrai vienas iš geriausių žaidėjų čempionato ir bandysim pristabdyti. Prancūzai akcentuoja, kad ir be Parkerio yra gera komanda. Kiek iš tikrųjų jis yra svarbus tai komandai? Na, aš kiek suprantu, jis meta po 15 metimų į varžybas, tai yra nemažai. Bet jisai visų pirma sukuria visiems kitiem galimybės mest laisvai ir jis ištampo gynybą, išdrasko. Nu, aš nežinau, kaip be jo, bet aš kiek mačiau, jie ir be jo neblogai žaidė, taip kad sunku pasakyti. O paliekant Tonį Parkerį nuo šalį, kalbant apie mūsų pačių žaidimą puolime, sakyk, Prancūzijos rinktinė pasižymė itin galinga gera gynyba. Kaip ją įveikti? Nu kaip, žaisti agresyviai visų pirma ir žaisti, turim išlaikyti savo discipliną puolime ir žaisti savo žaidimą. Turiu omeny, kad, kaip sakiau, agresyvumas, derinių atlikimas iki galo ir viską, ką mes norim, jeigu mes išpildytume, tai aš manau, sugebėtume užpildyti. Jeigu su serbais puolimas buvo labai geras, gynybai praėjęs 90 taškų, tai jis gal nepasiginė per serbą, nes gerai pataikė. Na, sakyčiau, galbūt neapsigynėm. Porą ten klaidelių padarėm, tokių, kur jie, sakykime, įmetė tokius taškus. Tikrai galim gerinti savo gynybą. Treneris Kenzūra akcentuoja, kad jeigu rinktinei pavyksta surengti daugiau greitų atakų, galvoti apie pergalę yra žymiai realiau. Sakyk, prancūzai taip pat pasižymė greitų puolimų. Ar šitas ginklas bus naudojama taip pat? Čia ginklas. Ginklas šitas yra naudojamas tada, kai apsiginam gerai. Jeigu apsiginsim gerai, turėsim galimybę, nusimsim kamuolį gynyboje, turėsim galimybę užpulti greitam puolimui. Jeigu ne, tai bus sunkiau. Norėtume tą panaudoti, bet žiūrėsim, kaip bus. Jeigu sužaidėt pirmas rungtynes Vilniuje, ar atmosfera kažkaip skiriasi nuo Panevėžio? Komandai tai tikrai ne, bet tarp žiūrovų jie daugiau žiūrovų, žinoma, ir truputėlį karštesnė atmosfera. Malonu, aišku, ir ten malonu. Aš Prancūzas paskutinį kartą žaidėte prieš 4 metus, kaip ten daug panašių žaidėjų, kaip ir dabar labai skiriasi to komanda ir šie. Žaidėjai skiriasi truputėlį, bet visgi jų braižas liko toks pats. Jie yra atletiška gynyba, šita komanda, kur žaidžia labai gerai gynybai ir stengiasi daugumą suverst taškų iš 3 sekundžių zonos, bet jie turi ir daug metikų, kur tikrai tada, kaip pasakyti, pasunkina mūsų situaciją. Bet visos komandos yra puikios ir geros ir daug čempionatai gerų komandų reikia su visom žaisti. Ar įmanoma apie likusias 2 rungtynes išlaikyti tokį tempą? Apie pataikymą negaliu pasakyti, nes buvo fantastiškas pataikymas, jo gali nebūti, bet paprastai tokią kokybę žaidimo, kokią matėm su serbais. Aš nežinau, pažiūrėsim į to. Ačiū.